Sveiki, esu Justina ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie traukos dėsnį ir pinigus ir skolas. Kadangi pagrindinė mūsų tema šiandien yra traukos dėsnis ir pinigai ir aš pasidalinsiu savo ritualais, kas veikia man, kas man pasiteisina, ką aš naudojau ir ką naudoju iki šiol. Ir po to pabaigoje aš šiek tiek papasakosiu apie skolas, nes tai buvo didelė mano traukos dėsnio ir pinigų kelionės dalis ir tie, kuriems iš jūsų norisi daugiau informacijos, kaipgi susitvarkyti su skolomis, kaip paleisti skolas kartą ir visiems laikams, tai būtinai išklausykite iki galo, nes papasakosiu, kaip galite gauti daugiau nemokamos informacijos iš manęs apie tai. Traukos dėsnis ir pinigai. Atsimenu, kai aš pradėjau gilintis į traukos dėsnį, kai tik atradau tą filosofiją, tai man atrodė, kad turėtų būti kažkoks labiau tiesioginis ryšys, kadangi kai mes prašom visada yra duodama, tai man atrodė, kad aš turėčiau tiesiog panorėti daugiau pinigų ir jie atsiras. Ir aš atsimenu, kai pirkdavau loterijos bilietus ir tikėdavausi, kad laimėsiu ir vis nelaimėdavau ir galvodavau, tai kaip aš čia nelaimėjau, kodėl taip atsitiko. Ir daug, visokių tokių paprastesnių būdų bandžiau anksčiau ir po to ilgainiui bandymų ir atradimų būdu aš atradau, kad aš visų pirma turiu pakeisti savo būseną, nes mes pritraukiam tai, kaip jaučiamės ir jeigu aš noriu pritraukti daugiau pinigų, tai turiu pakeisti savo būseną į geresnę, kad galėčiau pritraukti dalykus, kad galėčiau pritraukti daugiau pinigų. Ir, šiandien aš pasidalinsiu keliais savo ritualais ir pagrindiniais žingsniais, ką aš naudoju pinigų pritraukimui ir kaipgi tą savo būseną pagerinti. Ir jeigu jūs tik tai dabar jungiatės arba prisijungsit vėliau kažkada, tai aš kviečiu, kad irgi dalyvaukit ir diskusijoje taip, lyg būtumėt čia gyvai. Ir pasidalinkit, taip mes galėsim sukurti ir bendrauti toliau net ir šitam gyvam įrašui pasibaigus. Taigi mano klausimas jums yra, ką jūs naudojat, ką esat pastebėję, kas jums yra pasiteisinę, kai jūs norit pritraukti pinigus, kokia yra jūsų magiška burtų lazdelė, kas jums veikia, kas jums pasiteisino, pasidalinkit, parašykit komentaruose. Na, o aš pradėsiu šiandien nuo istorijos. Ir prieš porą savaičių važiavau darbo reikalais į Panevėžį, susitikti su kolegė iš Panevėžio. Ir kažkaip jau taip atsikėlusi jaučiau, kad šiandien nebus labai gera diena, nors kaip ir neturėjau jokios priežasties galvoti, kodėl ta diena neturėtų būti gera. Ir, nuvažiavau į Panevėžį, ten susitikau su savo kolegė, pasirodė, kad jai tą dieną irgi buvo sunki diena dėl priežasčių nesusijusių su manim, bet kadangi vis tiek mes susitikom, bendravom, tai mane kažkaip irgi tas paveikė, dar iš jos persėmiau tos ne visai teigiamos energijos ir, buvau tokioj nelabai kokio būsenai. Bet gavau progą pasivaikščioti, pavaikščiojau pietų metu ir šiek tiek tapinsimės irgi netrukus parodysiu, kas tai yra per įrankis mano mylimas, kasdienis naudojamas. Tada, ką dar dariau tą dieną, vakare susitikau su savo giminaite seniai matyta ir atidaviau nemažai daiktų, kuriuos buvau atrinkus atiduoti, senos patalynės, daiktų iš namų, kurių jau jaučiau, kad nebenaudosiu ir jie man nebėra reikalingi, buvau, atsidėjusi juos atidavimui ir atidaviau. Tada grįžusi vakare dar pakalbėjau su drauge, pasigodžiau, kad, buvo nelabai kokia diena ir nelabai man patiko ir kaip ir viskas baigėsi ir kitą dieną atsibudau, jau atrodo kaip ir kitas rytas, kita diena ir man parašė viena iš mano programos dalyvių. Šiuo metu vyksta gyvas traukos dėsnio magijos susitikimų raundas, kaip čia pasakyti, gyvai vyksta ta programa. Ir yra nemažai dalyvių, kurios yra nusipirkusios išsimokėtinai, tai yra jos moka už programą per 12 mėnesių. Ir man parašė viena dalyvė, kad jinai
nes buvo atėjęs laikas antram mokėjimui ir jinai parašė, kad jinai su antru mokėjimu pervedė visus likusius mokėjimus už visą programą už visus metus. Ir tada aš supratau, kas čia vyko visą tą dieną prieš tai, nes man reikėjo tiesiog padaryti daugiau vietos geresniems dalykams. Ir padaryti daugiau vietos čia yra vienas iš tokių esminių principų, kaip pritraukti pinigus, dėl to, kad mes turim visatoje, šitam kosmose, pas mus niekur nėra tuštumos. Jeigu mes padarom kažkur tuščią vietą, jinai labai greitai užsipildo kažkuo. Tai taip, jeigu mes norim pritraukti daugiau pinigų, mes turim atrasti vietos savo gyvenime arba daiktams, dalykams, įspūdžiams, kuriuos mes norim į savo gyvenimą pritraukti, arba dar aš esu naudojusi vakuumo principą, kad jeigu jaučiu, kad kažkaip tai užstrigo ir neina pinigai ir man darosi neramu kažkaip, nejauku, tai esu naudojusi principą, kad aš išleidžiu pinigus ir nesvarbu, galbūt aš laukiu kelių šimtų eurų mokėjimo ir galbūt man užtenka išleisti kelis eurus, bet aš tiesiog parodau energetiškai, simboliškai, duodu ženklą, siunčiu ženklą į visatą, kad viskas yra gerai, kad aš pasitikiu tavim, aš žinau, kad viskas, ko aš prašiau, ateina ir kad aš esu saugi. Tai, žodžiu, sukurti trūkumą yra vienas iš mano ritualų. Ir taip pat svarbu išjudinti energiją, dėl to, kad kai mes negaunam to, ko norim, tarkim, mums reikia, nežinau, artėja kažkoks didesnis mokėjimas ir reikia pritraukti daugiau pinigų, ir jeigu tie pinigai neateina, ar ten pradeda kažkaip vėluoti, tada mes pradedam parintis dėl to, kad o kodėl čia neateina, o kodėl tai nevyksta. Man būna visokių tokių net atrodo komiškų situacijų, kai aš žinau laikus, kada jeigu padarytas mokėjimas iš kito banko, per kiek laiko jisai turėtų įkristi į mano sąskaitą, bet būna, kad kartais tai užtrunka ilgiau, matyt dėl to, kad mano viduje yra tiek to įtampos ir baimės, kad tie pinigai kažkaip tai neateis kažkokiu būdu, tai tokios net būna kuriozinės situacijos, kur atrodo, kaip ten bankinės sistemos gali žinoti ir aišku, tie pinigai pasirodo, tik tai būna, kad jie atkeliauja ten keliom valandom ar vieną dieną vėliau. Tai kaipgi paleisti emociją ir kaip išjudinti energijos tekėjimą, nes kai užstringa energijos tekėjimas, tada mes nebesusijungiam su tuo energijos srautu, kurį nuolat visata siunčia mums. Tai vienas iš mano labiausiai naudojamų įrankių yra tapingas. Jeigu nesat niekada susidūrę su tapingu, šiandien aš daug apie tai nepasakosiu, bet galit YouTube susirasti, parašykit mano vardą pavardę, Justina Vasilevčiūtė, tapingas. Ir ten rasit, yra mano padaryti 6, gal kokie 7 įrašai tapingo skriptai, kur aš daugiau paaiškinu, kas tai tokia yra. Dabar aš tiesiog kviečiu, kad pabandytumėt padaryti su manim, tiesiog sekit iš paskos tai, ką aš darau. Ir pradžia yra tokia, nuo delno briaunos pradedam. Dar prieš pradėdami giliai įkvepiam. Ir iškvepiam. Šiaip gilus kvėpimas, iškvėpimas jau iš karto yra geras žingsnis, jisai siunčia signalą mūsų klajokliam, per klajoklį nervą, kuris stimuliuoja diafragmą, jis siunčia signalą mūsų organizmai, mūsų nervų sistemai, kad viskas yra gerai, kad mes galim atsipalaiduoti, kad mes esam saugus ir kad nėra jokio pavojaus, nėra liūto slypinčio už kampo. Ir tapingas tiesiog kaip įrankis permušti tą užstrigusią energiją. Taigi pradedam nuo delno briaunos ir būtinai kartokit iš paskos, kitaip tiesiog keistai atrodys. Tai nors man atrodo, kad aš pritraukiu nepakankamai pinigų, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Nors jaučiuosi nesaugiai, nes man atrodo, kad neturiu pakankamai pinigų, aš myliu save ir priimu save. Nors neturiu pakankamai pinigų, aš priimu tai, kaip aš jaučiuosi. Na ir tada tiesiog pereinam vieną ratą per tapingo taškus, tai antakio pradžia, neturiu pakankamai pinigų, akies šonas, man neramu, kad aš neturiu pakankamai pinigų, o akim jaučiu nerimą, o nosim jaučiuosi nesaugiai, smakras man baisu, raktikaulis, kodėl pinigai neateina. Po ranka, visa ta baimė, viršugalvis.
dėl to, kad pinigai neateina. Ir giliai įkvėpkit ir iškvėpkit. Ir kartais to ir užtenka, kartais reikia keletą tų raundų, reikia daugiau pakalbėti, bet kartais užtenka vien tokio, vien jeigu jūs net neprisiminsit visų taškų, tada kai pasijuntat blogai, galit padaryti, bet šitas raktikulio taškas yra toks neutralus, niekas net nepastebės, kad jūs tai darot, arba rankos, briauna, rankos šonas, ir tapingas atrodo gal toks, nežinau, gal kažkam gali atrodyti keistas įrankis, toks neaišku, kaip tai veikia, bet man jis yra tikrai stebuklingas ir jis yra padaręs stebuklus ir aš labai daug esu per tai paleidusi, tad būtinai labai rekomenduoju, susiraškit mano įrašus apie tai ir išbandykit. Na ir dar vienas toks slaptas ginklas, ką aš naudoju, ne toks gal jau ir slaptas, bet ką aš naudoju, ir kas labai mane palaiko tose situacijose, kai man pradeda atrodyti, kad neateina pakankamai pinigų, tai yra angelai. Ir jau jūs žinot mano mėgstamą skaičių kombinaciją 818 arba 118, kurios yra priminimas, kad aš esu finansiškai saugi ir aš turiu daugybę pinigų viskam. Ir ypatingai dažnai tas kombinacijas matau tada, kai man atrodo, kad pinigai neateina, arba kad yra kažkoks užstrigimas, arba kai atrodo, kad man kažkam neužteks, tai tie atrodo, kad staiga visi automobiliai aplinkui yra su skaičiais 818 ir visur yra tie ženklai nuo 8 iki 18 valandos, 818, žodžiu, jų pilna. Pažiūrėkim dabar įdomumo dėlei, kokia korta yra šiandien tiems iš jūsų, kurie esate čia, kurie prisijungia ir kurie klausot. Pažiūrėkim, kokia žinutė svarbi būtent šiandien. Kaip įdomu, žinutė yra tokia sielos gyvūnas. Ir malda yra: ačiū gyvūnų karalystė, kad palaimini mano kelią su meile. Na, tai ir gyvūnai irgi gali padėti, pasirodo, mums pritraukti pinigus. Taip, tai žodžiu, aš papasakojau jums savo pagrindinius ritualus, ką aš naudoju. Pirmas yra padaryti vietos, kitas pakeisti savo būseną per tapingą arba tiesiog per išjudėjimą, paleisti emociją, pasitelkti angelų palaikymą ir pagalbą. Afirmacija: aš esu finansiškai saugi ir turiu daugybę pinigų viskam. Ir jeigu skolos yra kažkas, kas yra jūsų gyvenime, tai labai kviečiu, aš po šito įrašu pasidalinsiu nuorodą, kur galit gauti daugiau informacijos iš manęs, ką aš naudojau ir kaip aš keičiau savo, žodžiu, ką aš dariau, kad atsikratyčiau skolų. Tai bus vienas dalykas, bus pratimas konkretus, ką daryti, kaip fiksuoti skolas, ir kitas yra tapingo skriptas, kaip paleisti neigiamą emociją susijusią su skolomis. Ir kviečiu, pasidalinkit komentaruose, koks yra vienas dalykas, kas jums iš šiandien dienos labiausiai įstrigo, ką jūs panaudosit, kas buvo jums svarbu, ką norit išbandyti. Ir kviečiu jūs artimiausius dar 3 antradienius, tiesa šiek tiek vėlesnių laikų, vakarais, kviečiu prisijungti, nes turėsiu daugiau informacijos irgi apie traukos dėsnį ir vis kitus aspektus. Kitą kartą pasakosiu apie tai, kaip žinoti, ar tai, ko mes norim, ar tas noras kyla iš smegenų, ar iš mūsų širdies, ir kaip pastiprinti norą, nes širdies magnetizmas yra daug stipresnis negu smegenų, galvos sugalvotas, taigi kaip labiau nusileisti į širdį, kaip pajausti, ko nori širdis. Tad susitikim čia kitą antradienį 6 vakare, o aš lauksiu jūsų registracijos, jeigu nori daugiau info apie skolas. Ačiū, kad buvot čia, ir iki kito antradienio.